Šiandien šiek tiek įdomiau eiti. Nu ir sunkiau. Ryte buvo keli kilometrai rūke, tokiam piene, kai matosi tik kelias. Kas už jo yra į kraštus neaišku. Nei kokios dirvos, nei kokie laukai, nieko. Tai tas buvo labai toksai dalykas. Paskui porą miestelių. Valgėme pusryčius. Tokia kaip gėlės. Ryte dar ir kojines nusipirko. Eglė tai nusipirko. Tokie švietestės po 5 eurus. Tinka į batus. Ten paminkštintas padas ir toksai viršus, reiškia, yra plonas, kad galėtų kvėpuoti. O aš nusipirkau tokias kojines, kur albergiai galėčiau, nes jau kažkur tai dingo. Anos plonas, kur turėjo. Nu, į batukus įsidėti ir vaikščioti tokias. Tai va, gražios kojines. Nu. Tai va, po to ėjom ir po to jau priėjome, reiškia, tokia vieta, kur pradeda kilti aukštyn smarkiai. Ten per 3 km 200, beveik 20 metrų pakilo reljefas, reiškia, tai buvo labai sunku lipti, jo, dusom, aš dusau tikrai į tą vietą, kol užlipau, žinai, bet ir ten ištisai tokia paskui, reiškia, matyt kaip serpantinas ten ratu ten. Į kalną visai eini ir eini, vis aukštyn ir aukštyn. Tai dabar irgi nežinau, tikriausiai galbūt irgi esame tokioj, nors dabar kelias jau čia toks kaip neringoj tiesus. Atrodo, kad į pliažą eitam ir medžiai aplinkui, kaip ir lietuviški, visi, žinai, pušelės, ąžuoliukai, pušelės. Ąžuoliukai ir pušelės aš čia matau. Daugiau nieko nematau, reiškia, tokios pušelės jau visiškai neringos tipo. Yra, žinai, mačiau grybų augančių, musmirių mačiau, tai vadinasi ir baravykas kur nors yra. Tai grybauti galima. Eglė sako, nerinktų tų grybų. Nu, aš ir nerinksiu, kur aš jas virsiu čia. Čia, žinai, čia viskas yra centralizuota. Nu, va. Nežinau, man atrodo, čia nedaug beliko. Mes čia tuo tuščiu keliu tokia. Jis visą laiką miškais ir reljefo nebėra, jau biškį žemyn viskas eina lyg tai. Jo, tai turėsim daeiti tą miestelį, kuriame lyg ir teoriškai būtų galima nakvoti, bet gal užteks jėgų dar pridėti dar 6 km į kitą miestelį, žinai, kad nuo ten reikia startuoti, žinai. Nu ir kiekvieną dieną po vieną miestelį prisidedant, reiškia, gaunasi, kad tavo pajėgumai dideli yra, šiaip jau vis didėja, žinai, tą nueiti. Ateina Eglė. O, kur tai čia? Ai. Susitvarkei, kad tu ten? Ne? Eina, sako. Kad aš eiti nebenoriu, aš jau atsiguliau. Gerai, to eisiu. Tai va, tai tiek kol kas. Greitai eisim, tada pakalbėsiu dar ką nors. Buon camino.